Patarimas apie krapų pasiruošimą žiemai. Idealiausia šaldyti krapus ir tinkamiausias laikas iki vasaros vidurio, nes tuomet krapai būna patys stipriausi, kvapniausi, prisisotinę naudingų kvapnių medžiagų. Siūlau nelaukti iki rudeninių krapų, nes rudeniniai krapai paprastai būna silpnesni, o vasaros vidurio krapai patys nuostabiausi. Prieš šaldymą geriausia krapus supjaustyti smulkiai, sudėti į indelius ir įdėti į šaldiklį. Šaldyti krapai tinka kaip prieskonis, o taip pat kokteiliams, žaliesiems. Jie turi labai daug chlorofilo, pasižiūrėkit kokia yra spalva, net šiek tiek melsva. Taip pat padažų gamybai, pesto gamybai ir visur kitur, kur paprastai naudojama lietuviškoje virtuvėje. Ar reikia plauti krapus prieš šaldymą? Atsakymas ir taip, ir ne. Jeigu nuplausite, taip jie bus švaresni ir paruošti naudojimui. Bet vanduo šiek tiek sugadins struktūrą jų. Jeigu šaldysite sausus, jie išliks kvapnesni. Mes krapus skiname švarius, pakankamai, kai jie aukšti ir nežemėti, todėl galima šaldyti sausus.